Džiugu visus matyti. Dar kartą labas rytas, bažnyčia. Būkit palaiminti šį rytą. Viešpats yra geras tau, viešpats yra geras man. Ir palenkim savo galvas, paprašykim tikrai, tai viešpats veda. Galbūt paprašykit už mane, kad mane vestų viešpats. Haleliuja, Dieve, dėkoju tau. Šautė tavo dvasia, pripildo tavo patepimas, tai ateina iš tą vietą ir te kalba mums, Dieve. Atverk mūsų širdis, kad jos priimtausis, kad išgirstų viešpatė, Dieve. Ir mūsų gyvenimai te būna keičiami viešpatė, Dieve, tavęs, tavo prisilietimo, tavo žodžio viešpatė, kuris neša gausų vaisių tavo karalystė viešpatė, Dieve. Mes tikimės į paruošęs nuostabių dalykų, Dieve. Tai, kas į mums įminti neatėjo viešpatė, tu pažadėjai per savo žodį, tai, ko mūsų ausis negirdėjo viešpatė, ko mūsų akis nematė, nes tu pasakei, kad darysime darbus dar didesnius, nei tu darei viešpatė, Dieve. Bet tuos darbus dar nėra aprašyta viešpatė, kokie yra priruošti viešpatė. Paskutinė šlovė, tu pasakei, bus didesnė nei pirma viešpatė. Tavo namus tai pripildys viešpatė, te tavo namai būna atstatyta viešpatė, kaip giedojom, te pakyla iš griuvėsių viešpatė, kiekvienas gyvenimas šitoj vietoje viešpatė, kur yra mirtis, kur yra netikėjimas, kur yra sudžiūvę kaulai viešpatė, mes skelbiam tavo gyvenimą Jėzaus vardu šitoje vietoje. Mes skelbiam tavo evangeliją šitoje vietoje Jėzaus vardu, kad tavi yra viltis viešpatė, tavo kryžiuje, tavo atpirkime, tavo prisikėlime viešpatė. Mes to patikėjom viešpatė, Dieve, tu mus išgelbėjai viešpatė ir mes trokštam tai matyti, kai tai plinta, tuo pasidalinti viešpatė, šitoj tautoj viešpatė, matyti tavo išgelbėjimą kiekvienuose namuose viešpatė. Mes meldžiam, te ateina tavo dvasiai bažnyčia. Te uždega šiandieną, te pakelia viešpatės. Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. Amen. Amen. Haleliuja, yra geras viešpats ir priruošęs nuostabių dalykų. Kaip ir žinom, bus konferencija evangelizacija su Nathan Morris už 2 savaičių. Jau pasirodo labai greitai. Porą savaičių tik liko. Ir kažkada galbūt sėdėdami šitoj bažnyčioj, eidami sekmadienį, nepagalvom, kad tai viešpats priruošęs. Ar ne tai bažnyčia? Taip, net nepagalvom, kad viešpats tai yra priruošęs, kad viešpats daro. Ir tai tik yra pradžia to, ką jis darys toliau. Mums nedavė jis viso žinojimo, bet jis nori mus naudoti. Jis nori tave naudoti, jis nori, kad tu turėtum dalį tame darbe. Ir šiandien pasidalinsiu keliom rašto, daugokai, keliolika rašto vietų, tai, kas mano širdyje ir tai apie kovas, tai apie laikmetį ir apie pakylantį pergalės garsą, trimito garsą viešpatės tautoje. Bet pradžiai pasidalinsiu vieną rašto vietą iš Filipiečiams, kuri palietė. Filipiečiam 2 skyrius, 3 eilutė, tai yra Naujas testamentas, laiškas Filipiečiams. 2 skyrius ir nuo 3 eilutės parašykite. Nedarykite nieko varžydamėsi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Ir tie žodžiai, kai skaičiau, nedarykite nieko, mane sustabdė. Persvarstyti, tai kaip įspėjimas, nedarykite nieko ir toliau išvardina, varžydamasi ar iš tuščios puikybės. Ir prieš ką aš stoviu, kai tarnauju, taip aš šiandieną stoviu prieš jūs, aš kai gėdu irgi esu atsisukęs į jūs ir tarnauju, bet širdyje, prieš ką stoviu ir viešpas kelios savaitės dar prieš konferenciją Birštone viešpas man parodė širdį, kaip dažnai stovi prie žmonės, sėdėdamas prie to pačio pianino, bet aš stoviu ir stoviu prie žmonės ir rūpinuosi, kaip atrodo, ką jie galvoja, dažnai jeigu tai būna, ar kokie svečiai atvyksta, ar net ir tie patys žmonės, kurios veidus dažnai matau, galvoju, jam patinka, nepatinka, galvoju ten toks katilas su tiek minčių, ten ta sriuba, tokių ilgų makaronų, tokios ilgos mintis, taip susipynė
Ir aš atradau save tarnavime, kad aš taip tarnauju kartais. Aš gėdu Dievui, po to jau galvoju kažką. Po to vėl gėdu Dievui ir vedu visus prie viešpaties. Ir vėl kažką galvoju. Ir Dieve, padėk man žmogui, sako, išvaduoti iš šito nuodėmingo kūno per Jėzų Kristų. Jo jėga, tai galima. Tai galima. Su jo pagalba. Ir sako, nedarykite nieko. Jeigu yra kokia puikybė širdį ir aš pagalvojau, ar čia tauta tokia mes, tokie puikybės žmonės, lietuviai truputį, ar kaip yra, bet mums labai svarbu, tai yra man labai svarbu, bet aš tai sakau ir mums, tai pastebėjęs, kad ką kiti žmonės pasakys, ką kiti žmonės pagalvos, kaip jie įvertins. Ir pagal tai nedažnai nusprendi tai, ką tu darėjai. Ne tai, kas jau gaunasi nesvarbiausia, kad Dievas sako, bet kaip patinka tam ratui, kuris mane supa, ar panašiai, aplinkiniams. Ir tai yra, taip įsėdė į širdį, sakau, Dieve, o Dievas sako, nedaryk nieko, sustok. Jeigu yra puikybė, sustok ir eidam į tarnavimą, Dievas paveda didesnės atsakomybės. Ir sako, jeigu varžydamiesi, arba iš puikybės vieni prieš kitus kažką parodyti, pastatyti, ar tiesiog save parodyti, sako, sustok, viešpačiui to nereikia. Bažnyčia. Nereikia. Kad tu neįstovėtum ant scenos, kad tu ateitum į bažnyčią pasirodyti, koks tu gražus. Ir dažnai mes galvojam, vat, kaip svarbu, kaip aš atrodau, bet viešpats sako, nedaryk nieko, sustok. To neturi būti ir scenoje. Ta scena mūsų gyvenimuose kiekvieno yra, tos situacijos yra ar darbovietė, ar kažkur yra mumise, viešpats sukuria tas situacijas ir ką mes paklausim. Ar mes pasidalinsim, ar mes išliksim viešpaties tarnai tose situacijose. Ir toliau sako, žiūrėkite ne savo naudos, būkite kaip Kristus. Ir 1 Petro sako, dar tokia rašto vieta sako, karštai mylėkite vieni kitus. Ir šitas žodis palietė irgi mano širdį. Ir aš tikrai karštai nemyliu jūsų visų. Prisipažinsiu. Gal tai skamba negražiai ir netaip turėtų skambėti nuo scenos, bet aš supratau, kad man reikia augti tame. Aš myliu visus. Aš sakau, aš mano klausia kartais, sakau, myliu visus tikrai. Sako, ką tu myli? Visus, sakau, myliu. Aišku, žmoną ypatingai myliu. Bet myliu visus. Bet kaip Filipiečiams sako, laikykite aukščiau už save, tikrai visų nelaikau aukščiau už save. Gatvėje pamatęs kažkokį žmogų, kuris man nepriimtinas, ne taip apsirengęs kaip nors iššaukiančiai, išsidarkęs ar dar kaip nors, aš nežinau, nelaikau jį aukščiau turbūt, aš aukščiau būnu. Ir tai vėl blogybė, kuri Filipiečiams pasakytas, ten trečia eilutė, ta pačia eilutė, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesnį už save. Ir pasakė, sustot. Ir tai turi būti pakeista. Aš tikiu, Dievas paruošęs nuostabius darbus atlikti. Bet širdis turi būti paruoštas. Tos karčios šaknis, blogos šaknis, kurios sugadina po to visą tą darbą, sugadina bažnyčią. Iš kur, sako, atsiranda vaidai ir visa kita. Atsiranda tie dalykai, širdis neteisingos. Ir tai sugadina net tą nuostabų Dievo darbą, Dievo bažnyčią. Mes nebūsim tie, kurie kuičiamės praeitį kažkokių pavyzdžių ieškot, bet patys žinom šeimą, namus, žinom santykių su vaikais, žinom santykių vieni su kitais, santykių su tėvais. Ir jei kažkur piktumas, nėra meilės, nėra tos karštos meilės. Ar jūs norit, kad jūs mylėtų atšalusią meilę vyras arba žmona? Svajojat jaunimas apie tokią santuoką? Tikrai ne. Ar svajojat? Ne. Taip, nenorim. Bet kai pas mus atsiranda, mūsų šeimoje, mūsų dvasiniuose namuose, dingsta tas karštis. Dingsta karštis būna ir viešpačiui, ir vienas kitam. Ir atsiranda visos tos blogybės, kurias viešpas nori pašalinti.
Nori uždegti mūsų širdis, kad mes vienas kitą mylėtume, vienas kitą brangintume. Amen, bažnyčia. Gali šalia esančiam pasakyti, myliu tave. Kristaus meilė. Amen, pasimetė, žiūriu, tokie sakys didelis. Kristaus meilė, brangiai. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Taigi, būkit tokio nusistatymo kaip Jėzus. Mylėkit vieni kitus. Kaip Jėzus mus pamilo, kaip tėvas mus pamilo. Begalinę meilę. Pačia didžiausia, pačia karščiausia. Taigi, mylėkim vieni kitus. Filipiečiams dar vienoje rašo eilutėje, sako, jūsų elgesys te būna vertas Evangelijos. Pamąstykim, kai elgiamės su kitais, ar tai verta Evangelijos, ar tai atspindi Kristaus meilę, ar tai atspindi Kristaus Evangeliją, ar tai neša jo Evangeliją, ar gerą liudijimą paliekam aplink save aplinkiniams, tiek tikintiems, tiek netikintiems, sako, jūsų elgesys iš 1 skyriaus te būna vertas Evangelijos. Bažnyčia. Tai būna vertas tavo elgesys Evangelijos. Ir viešpats mus pašaukė, 27.1. Tik tai jūsų elgesys tai būna vertas Kristaus Evangelijos, kad atvykęs matyčiau, jei neatvykęs išgirščiau, kad gyvenate vienoje dvasioje, viena siela kartu kovojate už Evangelijos tikėjimą. Ir aš ateinu prie minties, kurią noriu kalbėti apie kovą, kuri yra kiekvienam iš mūsų paruošta. Mes kiekvienas esam Kristaus armijos karys. Amen? Amen. Mes kiekvienas dieną nuo ryto turim paimti visą ginkluotę, apsirengti visais šarvais, apsiaut kojas, nebasom eiti į kovos lauką, kad nesusižeistume, apsirengti visais ginklais. Efeziečiam 6 skyriui ten kalba, būkite stiprus viešpatie ir jo galybės jėga. 13 eilutė, todėl imkitės visų Dievo ginklų. Ir išvardinta tiesa, teisumas, pasiruošimas skelbti Evangeliją. Svarbiausia, sako, pasimkite tikėjimo skydą, kuriuo užgesinsite visas liepsnas, išgelbėjimo šalmą ir dvasios kalaviją Dievo žodį. Ir kas žinot, kad vyksta Kauno dienos? Aš kažko nepastebėjau, nepasisveikinau, žmonas sako, praeidamas. Aš irgi vakar po miestą vaikštinėjau ir Hansa dienos, Kaunas Hansa dienos. Prie pilies ten visokie riteriai. Nuėjom su vaikais pažiūrėti, apsišarvavę. Karšta diena vakar buvo. Taip? Kepino saulė, trumpos rankovės reikia, jau galima ir šortus traukti. Riteriai apsirengė visais ginklais savo. Šarvai, šalmai, sunkus, po to fotografavau Rebeką dar su šalmu, dėjau ant galvos. Sunkus tas šalmas, vien šalmą uždėjau jį laiko su 2 rankom jį. Dar sako, duok ginklą nufotografuoti, ten galva nulinkt gali. Sunkus, nepatogus atrodo kartais. Ir jie ėjo riteriai į 2 kovas. Tam tikra kova vyko. Yra ten tos taisyklės, aš jų ten nelabai suprantu visų, bet vienas momentas, vienam riteriui ten atsisegė šarvas, kažkas panašaus, kovą iškart sustabdo ir duoda 2 minutės iki 2 minučių susitvarkyti šarvus. Ir jeigu šarvų nesusitvarko, jis paskelbtas pralaimėjęs. Iš karto pralaimėjęs. Ir jeigu tu į kovą išeini išvis be šarvų, kokie šansai ten laimėti? Jokių. Jokių. Mes turim, aš nekalbu apie kūniškus šarvus, apie dvasinę ginkluotę. Kova ne su kūnu ir krauju. Ir tu jau pasmerki save, jeigu tu nevaikščiosi su Dievu, neapsiginkluosi jo ginklais, tavęs laukia pralaimėjimas. Ir po to nėra ko stebėtis. Tave ten sužeidė priešas, ten kirto. Apsirenk, sako, pasimti, Efeziečiams sako, tada jau imkitės visų Dievo ginklų. Ir po to ne tik, kad neliktų klaustukų, išvardina tos ginklus. Išvardina, kad žinotume, ko imtis. Taigi, mums prireikia visos Dievo ginkluotės. Ir toliau skaitydamas radau, sako, dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį, kablelis, visada melsdamiesi dvasioje, visokariopėmis maldomis ir prašymų. Ištvermingai budėkite malda.
Ir malda irgi prie to prirašyta. Aš anksčiau skaitydavau, nematydavau. Man ten su kalavijais ir pasibaigdavo. Taškas nepadėtas. Toliau sako, malda. Kaip su malda? Tavo gyvenime. Dvasioje. Čia kalbame apie dvasinę ginkluotę ir kalbame apie dvasinę maldą. Ne apie Dievę palaimink šitą maistą ir mano dvasia miega dar neatsikėlė prie stalo, tik tai lūpos ir pradedu valgyti, bet apie maldą dvasioje. Kai širdis pabunda ir tu šaukiesi viešpaties. Ir jeigu kariai, dar tokia mintis, miegotų ir priešas ateitų. Neturim būti apsnūdusios dvasios, malda, bet sako, jo tarnai liepsnojančios dvasios, bažnyčia, liepsna. Kai ant apaštalų nužengė šventoji dvasia, ten sako, visi buvo susirinkę tą vietą, visi. Ten buvo virš jų galvų liepsna šventosios dvasios, net viešpas atvėrė akis, tai buvo matoma pavydavo. Mes nematom to dvasinio pavydavo, jeigu viešpas neatveria akių, bet ta liepsna liepsnoja. Kol mes esam pilni šventosios dvasios, prisipildę šventosios dvasios. Ir bažnyčiui, kai mes susirenkam, kokia didelė liepsna yra šventosios dvasios. Todėl mes jaučiam šitoje vietoje Dievo dvasios buvimą. Mes susirenkam, mes matom jo veikimą, jo prisilietimą, jo išgydymus. Ir kai mes pradedam vaikščioti dvasioje, liepsnoti, jis veikia savo dvasia mūsų gyvenimuose, jis gali naudoti, jis gali prikelti numirusius, jis gali išlaisvinti belaisvius, bet ta liepsna turi liepsnoti. Ne karys miegantis ir ginklai išmėtyti nežino kur, atsibunda kova. Ką daryti? Nieko. Pasiduok, ne? Liepsnojančios dvasios. Taigi mūsų maldos te būna liepsnojančios, te būna jo dvasios ugnyje. Ir apaštalų darbuose sako, visi vieningai ir ištvermingai atsidėjo maldai. Ir po to buvo įvairiausių situacijų. Ir apaštalų darbuose toliau 4 skyriui, kai jie išsigando, kai jie neteko drąsos, ateina tokios situacijos, išsigasti, netenki drąsos, jie vėl susirinko visi drauge ir meldėsi. Ir tai parodo, kad mūsų malda, kai mes meldžiamės, kada tu prisipildai šventąją dvasią? Kai meldiesi? Taip? Ar taip? Taip? Melskis, nepames šito ginklo. Sako, pastoviai melstis. Efeziečiams sako, ištvermingai budėkite malda. Ištvermingai. Ir kartais iššūkiai atneša tokias situacijas, kai mums drąsos pritrūksta. Velnias visada atsiunčia abejonės. Ir šiandieną sesė Reda, kai pasidalino iššūkius, ar nemetė jums iššūkių, Reda? Metė bažnyčia? Sako, kas galėtų iki naujų metų, ar kada ten žiemos, važinėti į Jonavą ir tarnauti? Ir sako, nauja teritorija, nauja erdvė, nauja kova. Kas galėtų? Iššūkis, iš karto abejonės galvoju, kaip čia, kas čia, apie ką čia kalba. Kažkur, aš tikiu, Dievas įdės į širdis. Kaip su iššūkiu kažką į namus priimti. Tokie tarnavimai gimsta, kad neįminti netėjo. Aš sakau, Dieve, sakau, aš tai neturiu galimybės tikrai, bet gal kažkas turi, gal Dieve įdėsi, man trūksta tikėjimo. Reda taip drąsiai dalinasi, man trūksta tikėjimo. Galvoju, ar atsiras nors vienas, kas paims kokį nors vaiką į namus, kad jo pasidalinti meilę. Kaip Kristus sakė, buvau pakeleivis, priėmėte ten mažutėliam, padarėte man.
Ir supratau, kad Dievas tiek daug darbų turi, tiek daug reikalų, kaip sakė, melskitės. Ką apaštalam Jėzus pasakė? Melskitės darbininkų pjūčiai. Taip? Melskitės darbininkų pjūčiai. Ir po to iškart pasakė, eikite ir skelbkite. Ir jie išėjo po 2. Taigi melskime bažnyčią. Aš tikiu, maldoj gimsta Dievo darbai. Ir Dievas gali mus pakreipti ir atlikti darbą tam, kuriam pramatęs. Bet kai ateina abejonės, Agėjo pranašystėj, Viešpats 1 skyriaus 2 eilutėj sako, taip sako kareivijų Viešpats, žmonės kalba, kad dar netėjo laikas atstatyti Viešpaties namų. Ir žmonės kalba, ne laikas. Ar laikas čia dabar imtis daryti kažką, ko nedarėm, patogiai gyvenom, įpratę. Ar laikas? Kam tie iššūkiai? Kodėl taip kalba? Ar laikas? Ir aš šiandieną noriu su jumis peržvelgti šiek tiek Gideoną, kuris taip pat turėjo daug abejonių, kuris turėjo daug baimių, daug dvejonių, bet Viešpats jam prabilo. Ir Teisėjų 6 skyrius jūs galėsit paskaityti namuose, kiek ten buvo abejonių ir kaip jis diskutavo, kaip jis kalbėjo su Viešpačiu, su angelu pradžioj, kaip čia bus, ar tikrai Viešpatė tu tai darysi. Ir Viešpats siuntė jam žodį, Teisėjų 6:25. Ta pačią naktį Viešpats jam liepė, imk jauną jautį, priklausantį savo tėvui ir antrą 7-metį, nugriauk Baalo aukurą, kurį pastatė tėvas, iškirsk prie jo esančią giraitę, pastatyk aukurą Viešpačiui savo Dievui. Ant tos uolos nurodytoje vietoje, tuomet aukok antrą jautį kaip deginamąją auką ant giraitės, kurią iškirsi malkų. Gideonas su 10 savo tarnų padarė, kaip Viešpats jam įsakė. Ir nors jis buvo abejojantis prieš tai ir dvejojantis, atėjo Viešpatės žodžiai, jis pakluso jam. Nors buvo daręs, ko anksčiau niekad nedarė, jis pakluso Viešpačiui. Ir kai Viešpatės žodis ateina į mūsų gyvenimus, tai ateina su kartais iššūkiu. Mums. Ar mes paklusim Viešpačiui? Ir kaip Agėjo sakiau, tauta sako, ar laikas daryti kažką. Ir žvelgiant į pražuvusius žmonės tautoje, aš kažkada važiavau mašinoje ir mąsčiau, ką aš matau, ar aš matau juos. Ar aš matau juos, kad jie žūsta. Ir man toks palyginimas atėjo į mintį, kad yra aukso ieškotojai. Ir jie kasa tas žemes. Aš mačiau ne vieną laidą, gal dėl to, kad laidų prisižiūrėjau kažkada per visokius Discovery'us. Jie kasa ten Afrikoje, važiuoja, perka sklypus, veža tą techniką, kasa tuos gruntus, tas žemes. Ieškodami to aukso susiduria su pavojais, su siaučiančiom gaujom. Mačiau, vieni vežėsi jau tą auksą, išlydė, galiausia saugojo, užtvėrė kelią su automatais, viską atimė. Ten ir filmuotojai buvo viskas. Gaujos siaučia, pavojai dideli, bet jie mato kažką brangaus tam juodoj žemėje. Jie mato tas dulkes. Ir ar mes matom šitam pasauliu, matom kažką brangaus, ką Viešpats mato ir ką nori ištraukti iš to purvo. Tai, kas yra brangu, kaip jis mus išgelbėjo, kaip jis mus pamilo. Ar mūsų akis tai mato? Ar mūsų akis atsivėrė ir mes matom tai, ar mes imsimės darbo, daug patogiau sėdėti ant fotelio ir žiūrėti laidą, kaip kiti skelbia Evangeliją, kaip kiti daro Dievo darbus,
negu pačiam eiti ir kažką daryti. Bet ar tu matai, ar nori turėti dalį tai, kas brangu Viešpačiui? Ir nesakau, nėra blogai žiūrėti per satelitą tenais pamokslus. Ir neseniai žiūrėjau Reinhardo Bonkės pamokslą. Uždega. Bet ar tai tik liks gerų prisiminimų? Ar tai pakeis mano gyvenimą? Dievo dvasia ateina ir toliau Viešpaties dvasia nužengė, 34 eilutė, Viešpaties dvasia nužengė ant Gideono. Ir jis trimitavo, susirinko vyrai. Ir Viešpaties dvasia, kaip sako Viešpaties, Jėzus kaip pasakė, Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane skelbti gerą naujieną. Viešpaties dvasia tuščiai neateina. Prieš tai buvo paklusnumas, buvo pasišventimas, kas ir turi būti mūsų gyvenimas. Ir nuo ko pradėjau, ką man Viešpats parodė, kur aš turiu keistis, kur aš turiu pasišvesti, kur aš turiu keisti savo širdį, šalinti bet kokį išdidumą. Net 30% į Viešpatį, 70% į jūs dėmesys ir šlovinu Viešpatį. Aš ir šiandien šlovinau ir užsiemu kartais belekuo. Atrodo, Dieve, padėk, sakau, gelbėk mane, stengiuosi. Aš tikiu, Viešpats atbaigs, ką pradėjo. Ir aš išėjęs pamokslauti irgi galbūt galvoju, matau va, pusbrolį Dalių, labas, sveikas, sugrįžęs jo iš Amerikos, džiugu matyti, išgelbėtus. Ir kartais pamatai kažką galvoju, kaži, kaip čia jiems atrodo, ką? Kaip jiems atrodo. Ir tie dalykai turi būti pašalinti, turi būti pasišventimas, o Viešpats išlies savo dvasią, kad būtų atlikti jo darbai. Viešpaties dvasia nužengė ant Gideono, bet prieš tai jis iškirto giraitę ir pastatė aukurą Viešpačiui. Pakeis savo gyvenimą. Daryk žingsnius, kur elgeisi netinkamai. Iškirs tuos dalykus. Ne tik iškirs, bet ir sudegink Dievo šlovėje. Aukok tai dėl Viešpatės. Jis iš tų malkų tą giraitę užkūrė ugnį ir aukojo Viešpačiui. Atneš tai Viešpačiui. Ir tai Viešpatės pašventinimas ateina. Tai jo dvasia ateina tolimesniems darbams. Ir galbūt dar šiandien esi nedrąsus. Gideonas irgi buvo nedrąsus. Buvo abejojantis. Ir aišku, kartais galvoji, kai paskaitai apie tos Dievo vyrus, Gideonas, Dovydas, Samsonas, Nojus ir kitus. Kaip kažkas pasakė, tai čia apaštalas Paulius. Taip, buvo apaštalas Paulius Dievo vyras. Bet Agėjo knygoje, į kurią vėl kviečiu sugrįžti, Viešpats kalbėjo visai tautai. Viešpats kalbėjo į visą tautą, visą likutį, kuris buvo toj vietoj. Ir Viešpats kalbėjo per pranašą Agėją, 8 eilutė, eikite į kalnus, parsigabenkite medžių ir statykite namus, aš juos pamėgsiu ir būsiu pašlovintas. Ir 12 eilutė, tada Salatėlio sūnus Zerubabelis ir Jehocadoko sūnus Jozuė, vyriausias kunigas, ir visas tautos likutis pakluso Viešpaties savo Dievui balsui ir pranašo Agėjo žodžiams. Ir Dievo žodis nėra tik tai Jozuei, nėra tik tai bažnyčios vadams, kuriuos Viešpats paskyrė, vyresniesiems. Viešpatės žodis yra tau ir man šiandieną, kiekvienam iš mūsų. Ir Dievo žodis atėjo į visą tautą. Ir ką tauta svarstė, aš pamačiau, tikrai yra užsidegusių žmonių. Matau Andrių, Agnę, jie ruošia, jie plakatus, informaciją, kiti rūpinasi kitais, Renata, ten Ramūnas, dar kažkas. Visų nevardinsiu ir netam čia atėjau, kad jūs visus pagirčiau. Bet noriu pasakyti, matom mes tos užsidegusius žmonės, jūs matot juos. Matot? Jie ateina, jie ragina, jie tiki Dievo darbu, bet Dievas savo darbą sako visiems. O kiti sako, ar laikas čia tikrai daryti? O kam čia tie pinigų švaistimai?
Kažkas minėjo, gal kokį 30 000 kainuos šitas reikalas. Tikrai galim kažką geriau čia padaryti mums už tą 30 000. Taip, iš karto. Visos kėdės naujos. Gautųsi. Ne? Gautųsi. Ar ne? Trūksta dar, ne? Ramūnai, užtektų 30. Užtektų, sako. Nu va, būtų visiems smagiau mums čia. O čia iššūkiai. Ar laikas? Ir Viešpaties žodis sako, jūs skubate į savo namus. Ir aš kaip pamačiau, kiek mes daug išleidžiam pinigų, savo vaikų malonumam, pramogom. Ar ne taip? O kiek Viešpačiui paaukojam? 10%. Taip, yra pragyvenimo dalis, bet yra kita laisva dalis, kur tu gali pakreipti kažkur. Kur tu gali paskirstyti, kartais pasižiūrėti, koks Dievo darbas. Ir aš dabar tikrai ne už paaukojimus aukoju, bet ta abejonė, kuri ateina, ar laikas daryti Dievo darbą. Mes turim savo talentus, mes turim savo laisvą laiką, kur mes jį skiriam. Ir prieš tai kalbėjom apie visą ginkluotę, apie maldą. Ir Agėjas sako, visas tautos likutis pakluso Viešpaties balsui. Ir toliau Viešpats 14 eilutėje pažadino Saltėjo sūnaus Zerubabelio, Judo valdytojo Jehocadoko sūnaus Jozės, vyriausiojo kunigo ir tautos likučio dvasią. Jie ėmėsi darbo prie kareivijų Viešpaties savo Dievo namų. Ir kai jie apsisprendė, kai jie pakluso, Viešpats uždegė jų širdį savo dvasia. Viešpats įgalino tą darbą atlikti. Viešpats jų nepaliko. Prieš tai sako, aš esu su jumis, sako Viešpats. Ir antram skyriui, 4 eilutės, būkite drąsūs visi krašto žmonės, dirbkite, aš esu su jumis, sako kareivių Viešpats. Kaip jums pažadėjau išeinant iš Egipto, taip ir dabar mano dvasia yra tarp jūsų, nebijokite. Kodėl jo dvasia tarp mūsų? Kad mes imtumėmės darbo, kad mes nesustotume, kad mes atliktume darbą. Ir toliau sako Viešpats, netrukus aš dar kartą sudrebinsiu dangų ir žemę, jūrą ir sausumą. Aš supurtysiu visas tautas ir visų tautų laukiamasis ateis. Aš pripildysiu šiuos namus šlove. Ir Viešpats sugrįžta mūsų. Kristus bažnyčia sugrįžta. Mūsų Viešpas, kurio mes laukiam. Tautų laukiamasis ateis. Laukia daug tikinčių tautose. Viešpats sugrįžta. Bet prieš tai Viešpats nori pažadinti mus. Viešpats nori, kad mes visi, kad ne mes susiskaldytume pusiau. Jeigu vieni tarnauja, mes ateisim, pažiūrėsim, kaip čia bus. Jeigu gerai, tai ir aš už jus pasimeldžiau bažnyčioj. Palaiminau. O jeigu kas ne taip, tai tada, ką jie ten darė, ką jie ten pridarė, visada bus rūpesčių po to. Visada bus, po šventės visada bus šiukšlių, kurias reikės sutvarkyti. Visada bus darbo, kurį reikės toliau daryti. Prisipildykim dvasia, te Viešpats uždega širdis. Peržiūrėkim savo gyvenimus. Ir Gideonas turėjo 300 vyrų. Viešpats paliko jam tiek. Dovydas turėjo svaidyklę. Ir atrodo mažai. Bet Viešpats nežiūri to, ką mes turim išoriškai, bet žiūri to, kas vyksta mūsų gyvenimuose viduje. Ir galbūt mūsų akis nori nukrypti į tuos išorinius dalykus, bet Viešpatės pergalė priruošta. Mes prisipildysim dvasia, mes pakilsim, mums nereikia žiūrėti, ko mes neturim. Viešpats panaudos tai, ką yra davęs, to užtenka. Bet Gideonas turėjo 300 vyrų ir kokie jie buvo? Jie buvo paklusnus. Ir 7 skyriui, kai Gideonas davė nurodymus, jis pasakė vyrams, ką reikės daryti. Jie visi pakluso.
Ir kai tą naktį jie išsirikiavo, 300, buvo būriai po 100, apsupo stovyklą, jie stovėjo tamsoje. Vienoje rankoje jie laikė deglą ąsotyje, kitoje rankoje trimitą. Ir kiekvienas stovėjo savo vietoje. Ir jie sudaužė tos deglus, ąsočius, iškėlė tos deglus. Jie paėmė trimitus, jie trimitavo. Ir jie skelbė viešpaties pergalę. Ir jie stovėjo savo vietose ir nesitraukė. Ir mūsų gyvenimuose yra situacijos, kuriuose turi būti iškelti tie deglai, kur turi būti sudaužyti ąsočiai. Bet kokia gėda prieš žmonės, bet kokia baimė, kad tas deglas būtų iškeltas. Ir mūsų gyvenimuose turi būti paimti tie trimitai ir suskambėti Dievo šloviai, skelbiantis dėkingumą ir gyrių viešpačiui, kad ir situacija tamsi, kad ir priešo tūkstančiai, o mes tik keli, mes turim skelbti ir tikėti viešpačiu. Ir jie skelbė savo lūpomis, skelbė tikėjimu viešpaties pergalę, Gideono ir viešpaties. Ir viešpats dovanojo jiems pergalę ir jie nepradėjo bėgti, bet priešas pradėjo bėgti. Priešas pradėjo trauktis, ne jie. Kartais mes paidom, aš paidu, pradedu liūdėti kažkur, kažkas nepriima, aš išsigąstu, aš tarsi tą deglą kažkur vėl bandau paslėpti. Jau buvau įsidrasinęs, jau buvau atsistojęs, jau trimitą paėmęs. Ir kažkas dar ne taip. Nematau, kad jau čia iškart visur šviesu pasidarė. Ten buvo naktis, ten chaosas buvo. Ten prasidėjo skerdynės, tenais kova prasidėjo. Priešo sumaištis buvo. Bet jie stovėjo su tais deglais ir švietė. Tie deglai švietė. Mūsų gyvenimai turi būti šventi ir jie šviesti viešpatie šviesa. Bažnyčia turi būti kaip tas miestas ant kalno šviečiantis. Ir šita mieste tikrai mūsų tik saujelė. Ar ne taip? Aš vakar pažiūrėjau, kiek žmonių Laisvės alėjoje. Eina ir eina. Tūkstančiai. Prie Pilies nuėjau, susėdę ant žolių, ten spektaklį žiūri. Tūkstančiai. Nieko nesimato, vis tiek žiūri. Jau tiek nieko žmonių. Mūsų tik saujelė. Miestas didžiulis. Bet jeigu mes žengsim į tą kovą, atsikratę baimių, ten, kur viešpats pastatė, mes neatsitrauksim ir stovėsim. Ta šviesa toje vietoje bus matoma. Ir to užtenka viešpačiui. Ne mūsų kiekybės reikia. Nereikia, kad būtų dabar 32 000. Tiek berods buvo pats Gideono pradžiai. Kad kažką mes čia padarytume. Mes padarytume. Viešpats pašalino šitą iš jų. Sako, tai mano darbas. Ir galbūt mūsų sauja, apsidairai, ketvirtadienį. Tai net tos saujos nėra, kartais atrodo, kiek tuščių vietų čianais. Dar trigubai galėtų būti žmonių susirinkti į šitą net vietą. Viešpačių reikia paklusnių. Gideono tarnai buvo paklusnus. Jie neatsitraukė, jie neišsigando. Jie stovėjo trimitavo. Ir šitie 3 dalykai – skelbimas lūpomis, deglas, balsas ir trimitas – susijungia viešpaties šloviai. Ir mumise tai turi susijungti. Jo liudijimas turi būti. Filipiečiams sako, pirmam skyriuje, 5 eilutė, sako, už jūsų dalyvavimą skelbiant Evangeliją nuo pirmos dienos iki šiandieną. Nuo pirmos dienos iki šiandieną. Tai buvo bažnyčia, kuri nepametė ir dalyvavo Evangelijoje.
tas liudijimo žodis, pakeltas balsas geros žinios nešėjo. Jis turi būti mūsų lūpose. Ta šviesa, šventas gyvenimas, kuris šviečia tamsoje, nereiškia, kad tamsos aplinkui nėra. Bet jeigu bažnyčia švies, visoje tamsoje, šito miesto tamsoje švies bažnyčia. Žmonės pamatę tai, jie galės ateiti į šviesą. Jie galės atrasti Kristų. Jeigu mes šviesim, mūsų gyvenimai spindės. Jo meilė bus liudijimas ir gyris viešpačiui, žmonės galės atrasti Kristų per mus. Jie galės ateiti į šviesą. Ir visiems reikia šviesos. Tie žmonės galbūt nežino, gyveno juodžiausiai tamsybei. Jie niekad nematė to šviesos, nes jie sočiasi. Dėl mūsų baimių, dėl mūsų nedrąsos galbūt, stovėjimo prie žmonės ir tų dalykų, kurie turi būti iškirsti iš mūsų širdžių, išrauti. Kaip dažnai sustabdo tie dalykai mus. To neturi likti. Viešpats nori daryti darbą per savo tautą. Viešpats paruošęs pergalę. Ir Gideonui Dievas kalbėjo, sako, yra paruošta pergalė. Eik paklausyk, aš ne, ką jau sako kiti. Paruošta pergalė. Aš atsidariau Natano puslapį, tenais prie tarnavimų parašyta, žinot kas? Prabudimo tarnavimai. Prabudimo. Revival, atgimimo. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Dievas įdėjęs jau iš širdį, broliui. Mato jis tą darbą, mato tą prabudimą, kuris ateina. O mes, ar laikas? Ar tikrai jau čia taip? Aš kaip sakau, tą situaciją, kai bažnyčia meldėsi už Petrą. Žinote šitą istoriją? Atėjo Petras prie durų, beldžias. Tarnaitė, kas čia? Petras. Petras. Nubėga, broliai, Petras atėjo. Broliai, netrudyk, mes meldžiamės už Petrą, jis kalėjime. Ten jo angelas. Mes meldžiamės už jį, netrukdyk. Petras atėjo. O tas toliau stovi ir beldžia. Vienas brolis pasakė, pranašingai šitą vietą pranašavo, sako, bažnyčia stovi ant prabudimo slenkščio. Ir jau už slenkščio, aš tikiu, beldžia tas prabudimas. Bet kaip dažnai širdis sudvėjoja, kaip pas Gideoną. Arba kaip Agėjo pranašystė, tas mes esam kaip tas likutis. Atrodo, ėjo metai, vieni atkrito, kiti atkrito, liko tie vadovai, liko tas likutis. Bet ar metas dabar tikrai imtis tų darbų? Metas. Yra laikas ieškoti viešpatės. Ir ši diena yra Dievo duota. Ir kai viešpats pasako jo balsą, kai išgirsti, jo žodis sako, neužkietink širdies. Ir jeigu šiandien girdi jo balsą, galbūt tau metas nusigręžti nuo stabų savo gyvenime. Nuo pornografijos, nuo paleistuvystės, nuo kitų nešvarių dalykų. Nusigręžk. Galbūt tau metas sudužti ir atgailauti. Galbūt tau metas atsigręžti šalia artimą ir pradėti mylėti jį kaip Kristus myli. Galbūt atleisti tai, kur tu įsižeidęs. Išgirsk viešpatės balsą, o išgirdęs neužkietink širdies. Ir ateis jo dvasia. Ateis jo aliejus išgydantis tavo širdį. Ateis tavo gyvenimą ir pakels viešpats ir naudos. Ir tavo šviesa švies. Tavo trimitas skambės. Ir žinot, trimitam skambantys sugrįš. Trimitas, kai suskamba. Didingi dalykai. Ezechielio 33 skyriui kalba apie trimitus, kaip sako, jeigu trimitas neskambės, o jis turi skambėti tautoje, atsakys tie, kurie nepūtė trimito. Ir toliau viešpats sako, aš nenoriu nusidėjėlio mirties. Aš nenoriu, sako. Viešpats nenori. Bet mes turim pakeltos trimitus šitame mieste, šitoj tautoj, kad jie suskambėtų taip, kaip viešpats nori. Kad mes skelbtume Evangeliją taip, kaip viešpats nori. Apaštalas Paulius sako, melskitės, kad Dievas duotų prabilti. Man taip, kaip turiu prabilti.
Iš savęs mes to negalim. Iš savęs mes neįtikinsim žmonių savo jėgomis. Tik viešpaties dvasia. Todėl pirmoji bažnyčia susirinkdavo ir jie melsdavosi. Jie šaukdavosi viešpaties drauge. Ir šį ketvirtadienį turėsime maldos susirinkimą, garbinimo maldos, ieškojimo viešpaties, maldos užtarimo, už prabudimo dienas, tarnavimą. Todėl kviečiu visus susitelkim. Kaip apaštalai, jie visi vieningai susirinko. Visi vieningai susirinko. Ir pakėlė balsus meldės. Ir viešpaties dvasia pripildė juos. Pakėlė, jie įgavo drąsos ir jie skelbė Evangeliją. Jie buvo vienos sielos, vienos širdies, ten nebuvo susiskaldimo. Jis sako, buvo vienos širdies, vienos minties, net sako, dėl viešpaties darbų. Būkime vieningi tą, ką viešpats rodo. Pagaukime regėjimą tą, kurį viešpats rodo bažnyčiai. Nepameskime. Aš pagalvoju, jeigu aš prasilenkčiau su viešpačiu, jeigu aš nepamatysiu, nepagausiu. Aš turiu turėti dalį. Ir kiekviename iš mūsų viešpats įdėjo tą troškimą skelbti Evangeliją. Kai tu atgimiai, viešpats įdėjo tai tavo širdį. Nenumarink to, neišmesk to, neužgesink to jokiais dangčiais, nekišk po lovą to deglo, ant kurios miegi, sudegins tave. Te užsidega ta viešpaties liepsna tavyje dar stipriau. Tai visi tavo artimieji išgirsta, koks geras viešpats ir gailestingas. Kaip jis tau atleido, kaip jis tave pamilo. Ir tai jo išgelbėjimas būna nešamas su trimito garsu. Drąsiai. Trimitą, jeigu pūsi nedrąsiai gausis, nieko nesigaus. Turi drąsiai pūs trimitą, kad jis skambėtų gerai. Bažnyčia, meldiesi, drąsiai melskis. Prisipildyk jo dvasia, galbūt nematai šiandien stebuklų. Ir nereikia reiškęs matyti dar. Viešpats parodys, ką reikia. Dėl netikinčių tie stebuklai, kad jie pamatytų. Prisipildyk jo dvasia. Būk drąsus viešpaties, skelbk ir tu matysi jo šlovę. Jis išties ranką, jo dvasia pasivys, jo dvasia veiks. Jis pažadėjo. Eikit iki pasaulio pakraščių, mano vardu išvarinėkit demonus, gydykit ligonius, neškim jo karalystę iki žemės pakraščių. Ir pakilkim bažnyčią ir neklauskim, ar laikas šiandien ieškoti viešpatės. Jeigu nesusitaikiai su viešpačiu, šiandien tau laikas susitaikyti su juo. Jei tavo dvasia apsnūdusi, šiandien laikas prisipildyti šventąją dvasią. Jeigu tavo deglas paslėptas, šiandien laikas iškelti tą deglą, kad jis šviestų. Šiandien yra laikas. Ne rytoj, rytojaus neturi, šiandieną turi ir šiandien yra laikas, tavo viešpats gyvas. Šiandien jis gali tave naudoti, šiandien jis gali būti pašlovintas tavyje dabar. Pakilkim maldoje, padėkokim Dievui, haleliuja. Ateikit šlovintai. O, rabarafaja viešpatė, dėkom tau Dieve. Ir te mūsų rankose būna tie deglai, tie trimitai viešpatė. Ir mūsų lūpose te būna tavo žodis viešpatė, tu įdėk į viešpatė. Ant mūsų te būna tavo dvasia viešpatė, visa ginkluotė viešpatė. Mes šlovinam tave, mes aukštinam tave viešpatė, Dieve. Ir mes drauge apsijungia maldoj viešpatė už šitą pražuvusį miestą, Dieve. Ir kad mes viešpatė prisipildytume tavyje drąsos viešpatė, kad beeinant mūsų kojos sutvirtėtų viešpatė, Dieve. Ir mes skelbtume Evangeliją, parodyk mums tos žmonės, kiekvienam čia esančiam viešpatė, parodyk žmonės viešpatė, kuriuos galim pakviesti į tavo namus viešpatė, į šventę išgelbėjimo viešpatė, Dieve. Kad tavo namai būtų pilni viešpatė, mes meldžiam, atverk mūsų akis viešpatė, pašalink netikėjimą, kad mes visi pasimtume tą tikėjimą viešpatė, Dieve, kad mes būtume tikintis daugiau viešpatė. O, Sara Breta Rafaja, kad rašydara, gara Breta Rastaja, o, halleluja, veik
savo dvasia bažnyčioje viešpatė Dieve. Te tavo darbas būna atliktas, mes tikim, kad tu paruošiai daugiau negu mes suprantam, daugiau negu mes matėm viešpatė, daugiau negu mes galim įsivaizduoti viešpatė. Mes dėkojam tau Dieve, mes dėkojam tau viešpatė ir mes tikim tuo vaisiu viešpatė. Šiame laikotarpį, kad tu galingas pasiekti kiekvieną kartą ir tu ją pasieksi viešpatė. Tiek vyresnius žmonės, tiek vidurinius, tiek jaunimą, tiek vaikus viešpatė. Mes meldžiam už kiekvieną kartą, kad tu duotum išminties viešpatė, duok išminties redai viešpatė, kaip pasiekti vaikus viešpatė, su tavo komanda viešpatė. Meldžiu, kad mes būtum tie, kurie galbūt negali prisidėti darbu viešpatė, kad kiekvieną neštume maldoj viešpatė, kiekvieną vaiką neštume maldoj viešpatė. Mes meldžiam, kad mes augintume atsakingai tuos vaikus dievotai, kuriuos tu mums pavedėjai viešpatė, kad užaugtų tavo tarnai viešpatė, tavo karalystės vaikai viešpatė Dieve. Meldžiam, kad mes ten, kur esam viešpatė, aplinkiniams kaimynams, darbovietė viešpatė, visur būtume liudytojai tavo viešpatė, tavo šviesa viešpatė, kad kiekvienas šitame mieste sužinotų viešpatė, kad tu esi gyvas viešpats, kad tavyje yra išgelbėjimas ir viltis viešpatė. Mes šlovinam tave už tavo išgelbėjimą ir mes žinom viešpatė Dieve, kad tu greitai sugrįžti Dieve. O, halleluja viešpatė Dieve, sora, bredera, faja, gara, bredera, saja. O, halleluja Dieve, halleluja, mes šlovinam tavo vardą. Mes aukštinam tave viešpatė, sora, breta, rafa, atverk mūsų akis, atverk mūsų širdis viešpatė, praplėsk ją meilę vienas kitam viešpatė. Ora, breta, rafa, kad rašyda, ragara, breta, sėda, rakyja, sara, breta, rasaja. Te mūsų žvilgsniai nukrypsta nuo mūsų pačių viešpatė, nuo savanaudiškumo viešpatė Dieve. Ora, breta, rafa, gara, breta, sėda, rakyja. Ir kai tu naudosi viešpatė, kai tu naudosi brolius sesės, kiekvieną iš čia esančių viešpatė, kad mes nedarytume varžydamėsi viešpatė, nedarytume iš puikybės viešpatė, nepasididžiuotume, kai matysim tavo šlovę prieki viešpatė Dieve, kai matysim tavo darbą vykstantį viešpatė, kad neprisistatytume stabų viešpatė, kurie po to bus mums pančiais viešpatė Dieve. O, karalių, kad mes nenukreiptume savo žvilgsnių nuo tavęs viešpatė Dieve. Mes pakeliam savo balsus viešpatė, mes tikim, kad daug pajėgia karšta teisė išsiveikusi malda viešpatė. Tai tavo žodis sako viešpatė, o tavo žodis yra tiesa viešpatė. Ir mes meldžiam, siūs savo lietų, siūs savo išgelbėjimą viešpatė Dieve, siūsk išgydymą į tautą, atstatymą viešpatė Dieve. Sora, bredara, faja, gara, bredara. O, halleluja, halleluja, atverk dangų viešpatė. Jesa, barakija, sora, bredara, faja. Ora, bredara. Pastatyk mus viešpatė, kad mes atsistotume ant uolos viešpatė ir daugiau nestovėtume prieš žmonės viešpatė, nestovėtume vienas prieš kitą viešpatė Dieve, bet tavo akivaizdoje Dieve, sora, braja, tavo dvasioje stovėtume, tavo žodį stovėtume, tikėjime stovėtume, tavo pažaduose stovėtume viešpatė Dieve. Jie yra taip ir amen tavyje viešpatė. Ora, bredara, faja, gara, bredara, saja, halleluja, meldžiam už šlovintojus, kad garbintume visi viešpatė tavo vardą dvasiu ir tiesoj. Ne prieš žmonės, ne žmonėm dainuotume viešpatė, bet šlovintume tavo vardą viešpatė, išaukštintume jį, iškeltume jį, pristatytume tave viešpatė, ne tik giesmėmis, ne tik žodžiais, bet savo gyvenimais visų pirmiausia viešpatė, savo širdimis viešpatė, santykiai, savo meilę vienas su kitu viešpatė. Ora, bredara, faja, gara, bredara, sendera, kija, sara, bredara, saja. O, halleluja, laiminam tvarkdarius viešpatė, kurie yra mūsų bažnyčioje viešpatė. Tai jie būna pilni tavo išminties viešpatė, tai jų gyvenimai būna pilni tavo tvarkos viešpatė, bažnyčia tai būna irgi tavo tvarka viešpatė šitoje vietoje, kad tavo dvasia laisvai galėtų judėti, ne žmogiškos taisyklės, bet tavo tvarka viešpatė, tavo dvasia viešpatė tai atlieka darbą. Sora, bredara, faja, pakelk namų grupės bažnyčioje Dieve, pakelk kaip šviesą viešpatė Dieve kiekvienam rajone, kiekvienoj gatvėje viešpatė Dieve. Ora, barakija, sara, bredara, saja, mes meldžiam viešpatė Dieve už tuos, kurie ištikimai atvėrė savo namus, laiko savo namų duris, tai tie namai būna pripildyti viešpatė išgelbėtųjų Dieve, tai ten būna skelbiama evangelija, tai ribos būna praplėstos viešpatė Dieve. Jesa, faja, gara, bredara, saja. Ora, gara, bredara, setara, faja, gara, bredara, saja, gara, bredara, saja.
Haleliuja, viešpatie, pakelk evangelistus, Dieve, mes dėkojam už Edvardą, viešpatie, Dieve. Te gatvėje būna skelbiama evangelija, viešpatie, kiekvienoje vietoje te būna nunešta žinia, Dieve. Iki patvorių, iki pakroščių, viešpatie, Dieve. Galbūt darbovietėse mes iki ten nenueinam, viešpatie, bet yra tie, kurie eina, viešpatie, ir kokios gražios kojos tų, kurie neša taikos evangeliją. O, rabrederesaja, garabrederesaja, tavo patepimas te būna su jais, tavo ypatinga jėga ir tavo dvasia te būna su jais, viešpatie, Dieve. O, rabrederesaja, garabrederesaja, ir duok vaisių, viešpatie, Dieve. Jesara, garabrederesaja, indarakyja, haleliuja, 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 šlovingas tu, viešpatie. Mes dėkojam tau už tavo pergalę, viešpatie. Mes džiaugiamės ir šlovinam ir giriam tavo vardą, viešpatie, ir mes įstojam prieš piktojo planus, prieš piktojo atakas, viešpatie, kurios nukreiptos prieš šitą bažnyčią, prieš brolių sesų gyvenimus Jėzaus vardu. Mes įstojam, viešpatie, mes tikim tavo kraujo apsauga, tavo apvalymu, tavo pašventinimu ir žinom, kad tavo angelai apsupę saugo, viešpatie, Dieve. Ir tu apjuosęs, viešpatie, savo tautą, kaip kalnai apjuosia Jeruzalę, viešpatie. Sora, bredera, faja, garabraja. Mes dėkojam tau, viešpatie. Mes šlovinam tave, viešpatie, Dieve. Ir jos piktasis neatsilaikys prieš tavo darbą. O, prieš tavo jėgą, prieš tavo vardą, Jėzau. Nes jame yra pergalė. Tu nugalėjai, viešpatie, tu buvai prikeltas ir nugalėjai mirti, viešpatie. Ir mirtis po kojom. Jesafaja, ir mirtis neturi galios. Mirtis kur tavo geluonis. Jesara, garafaja, garabrederesaja. Prisikėlęs mūsų viešpas. Gyvas mūsų viešpas, turėk vilti savo gyvenime. Ir jei šiandien esi užtikrintas, ar esi išgelbėtas, ar tavo nuodėmės atleistos, jei nežinai šiandieną, kur eitum, ar į dangų, ar į pražūtį, atgailauk šiandieną prieš viešpatį. Susitaikyk su juo šiandien laikas. Neatidėliok, neklausk, ar laikas, ar grįžti toliau į savo namus. Eik į viešpatės namus, eik į jo karalystę, eik į jo šviesą. Susitaikyk su viešpačiu ir jis išgelbės tave. Turėsi teisumą, turėsi ramybę ir turėsi džiaugsmą savo gyvenime, kokio niekad neturėjai. Jis palaimins tave, jis išgydys tave, jis suteiks tau viltį. O, haleliuja, ir tai, kad tu matai galbūt kitose žmonėse ir tu to neturi, tai ateina iš viešpatės. Ateik pas viešpatį ir jis išgelbės tave. Jis apvalys, neliks kaltės jausmo, tai, kas buvo nuodėmė praeityje. Nuplauta viskas bus jo vardu. Jame yra išgelbėjimas ir šiandien viešpas šaukia tave susitaikyti su juo. Ir jei tu esi tas, kuriam reikia atleidimo, kuris turi nuodėmę ir nori susitaikyti su viešpačiu, tu gali išeiti kaip ženklą prieš žmonės ir prieš viešpatį į priekį šitoje vietoje ir šauktis Dievo dabar. Dabar yra laikas, dabar yra laikas, dabar yra diena, dabar yra laikas, kai viešpas atleidžia nuodėmes, jo malonės metas, laikas, kai jis priima, nes ateis laikas, kai bus laikas pasibaigęs ir mes stosim prieš viešpatį ir mes turėsim atsakyti. Bet šiandieną yra laikas, kad gyvenimai būtų pakeisti. Ir jeigu tu žinai ir neturi ramybę savo širdį, kad tavo gyvenime nėra taiko su viešpačiu, aš kviečiu išeiti ir mes pasimelsim su tavim, mes palaikysim, nieks nepasmerkia, nieks nepasmerkia. Viešpats priėmė visus nusidėjėlius. Mes visi nusidėję. Ir mums visiems reikia jo malonė. Ir jei viešpats parodė savo gailestingumą mums, tai tik tai tam, kad mes parodytume toliau, neštume tai kitiems. Gailestingumą. Viešpats nori išgelbėti tave. Viešpats nori, kad tavo išgelbėjimas būtų tikras. Nesvarbu, galbūt tu ir senai tikintis, bet galbūt pametei. Dvasia apsnūdo, nuodėmė atėjo, tamsa užgulė akis ir tu neturi to vilties ir išgelbėjimo ir nežinai šiandieną, ar eitum į dangiškus namus, jei mirtum dabar. Yra laikas pamastyti ir pasidaryti savo išgelbėjimą tvirtą. Ir jeigu tu žinai, kad esi tas žmogus, kuriam reikia susitaikyti su viešpačiu, pripažink tai prieš viešpatį, ateik į priekį, mes melsimės. Šlovintai galit groti švelniai. Mes melsimės ir viešpatės ramybė ateis. Nes ten, kur kaltė pašalinama, ten ateina viešpatės ramybė. Ten ateina viešpatės karalystė. Ten ateina išgelbėjimas ir džiaugsmas į jo namus. Tai prašom drąsiai, ateikit. Ateikit visi, kurie
norit susitaikyti su viešpačiu, dabar yra laikas. Laikas yra dabar. Ir jei šiandien girdi jo balsą, neužkietink savo širdžių. Kaip izraelitai, kurie murmėjo ir atstūmė viešpatį ir žuvo dykumoje, kad vieną dieną tu nežūtum. Kol girdi balsą jo, neužkietink savo širdies. Aš dėkoju Dievui už tus žmonės, kurie išeina viešpatį. Ir jeigu tu dar stovi ir dvejoji ir galvoji, ar laikas atstatyti Dievo namus, ar laikas atiduoti savo gyvenimą viešpačiui, išeik į priekį. Išeik į priekį. Haleliuja. Kol skambės giesmė, galite išeiti, kas norit susitaikyti su viešpačiu. Bažnyčia melskis. Viešpats trokšta išgelbėt pražuvusius žmonės. Jo malonė šitoj vietoj. Jo dvasia netuščiai šitoj vietoj. Halleluja. Ar tuščių širdžių. Mes laukiam širdį. Dėko viešpatį. Pasilikt tavo buvime. Halleluja. Mes dėkom tau viešpatį. Ir drauge pasimelskim bažnyčią su tai žmonėm galbūt, kurie pirmas iki išėjo. Arba kurie atėjo susitaikyti. Tie, kurie atėjo trokšdami, kad Dievas pripildytų, kad dvasia nebūtų apsnūdusi. Kartokit paskui maldą. Viešpatie Dieve, atleisk mano nuodėmes, atleisk mano kaltes. Prašau tavęs, paimk mano širdį, pripildyk ją ramybės, pripildyk savo karalystę, savo džiaugsmu. Ateik viešpatie į mano gyvenimą ir pakeisk jį, palaimink jį, naudok jį, pripildyk šventąją dvasią, savo šloviai, savo garbiai. Aš gyvensiu tau, tarnausiu tau ir šlovinsiu tave viešpatie. Dėkoju tau Dieve už tavo meilę. Halleluja. Amen. Amen. Atiduokim Dievui šlovę bažnyčią. Ir kai mes iššlovinam, priešas traukiasi. Tai ne aplodismentai, tik tai, kad plojimas, kad delnai sušiltų. Tai gyrius viešpačiui už jo pergalę, už jo nuostabius darbus ir už tai, kad jis yra priruošęs ateityje. Už tai, kad priešas bus pašalintas. Ir mes meldžiam, te tavo prabudimas ateina viešpatė. Te pakyla tavo tauta. O tavo jėga te būna aprengta visa ginkluotė viešpatė Dieve. Te nebūna nukritusių šarvų viešpatė Dieve. O, eik šventoji dvasia. Ir galbūt tu šiandien stovi šitą vietą ir tu galvoji, kad su manimi viskas gerai, aš esu susitaikęs ir viskas gerai, man nereikia į priekį. Tai Dievas sako, visada yra daugiau. Visada yra daugiau. Dievas atveria tuos stabus tavo vietoj, ten, kur Dievas sako, yra vis tiek dalykai,
kuriuos tu turi sudeginti, kuriuos tu turi šiandien paaukoti, tu turi juos šiandien išgriauti, tu turi tiesiog juos sunaikinti šiandien. Ne tik tai gyventi tą vidutinį gyvenimą prie žmonės, kaip šiandien Paulius stovėjo, jisai atveria tau asmeniškai, kaip atvėrė Gedeonui ir pasakė, tai, kas likia iš tavo tėvų gyvenimo, jisai sako, sugriaukas pas tavo tėvą. Dievas sako, tai, kas yra iš tavo šeimos, prakeikimai, blogi įpročiai iš tavo šeimos, tą, ką tu matai darant tavo tėvus, tai, kas buvo normalu tavo tėvų gyvenimuose, Dievas sako, sugriauk šiandien, sugriauk šiandien ir ateis Dievo dvasia. Todėl šiandien ne tik, kad išeik į priekį, kad atgailaut, ateik daugiau pasišvesti, priartėti prie Dievo dar stipriau. Žinot, Viešpats ragina mane pasakyti, kad prabudimas prasideda nuo Dievo namų. Ir žmonės, kurie išeina, žmonės, kurie naujai pasišvenčia, brangieji, jūs jau turi dalį prabudime. Amen. Mes laukiam širdį.